Sekmadienio vakarą Princo Čarlzo kino teatre laisvų vietų nebuvo. Čia vyko žiūrimiausio lietuviško filmo Tadas Blinda pradžia tarptautinė premjera. Kartu su filmu į Angliją atvyko režisierius Donatas Ulvydas, pagrindinio vaidmens atlikėjas Mantas Jankavičius, kiti aktoriai ir prodiuseris Žilvinas Naujokas. Londono lietuviai už bilietus nepagailėjo nuo 20 iki net 100 svarų. Filmo komanda prieš premjerą publikai padėkojo už dosnią paramą lietuviškam kinui. Tačiau filmui puikiai sekasi ir be išeivių paramos. Jis pretenduoja tapti pačia žiūrimiausia ir pelningiausia kino juosta, kada nors rodyta Lietuvoje. Režisierius Donatas Ulvydas pasidžiaugė, kad lietuviškas filmas į sales renka daugiau žiūrovų nei Holivudo hitai. Visada kalbėdavau rezervuoti ir su tokiu lietuvišku kuklumu, bet dabar jau norėčiau pasidžiaugti. Taip, lūkesčiai pasiteisino, lūkesčius mes, kaip sakant, turėjome, neslepiame. Ir tai, kad mes norėjom, kad tai būtų žinoma, matoma, girdima, kad tai nenueitų į dulkėtą stalčių, kad tai netaptų tokiu filmu savo, kaip aš vadinu, tai realiai aš galėčiau pasakyti taip, lūkesčiai pasiteisino, filmas yra gerai vertinamas tiesiog paprastų žmonių, žiūrovų, nuoširdžių nuomonių gausa, rodo, kad mes darėm viską teisingai, viskas veikia. Filmą Tadas Blinda pradžia į Londoną pakvietė Lietuvių jaunimo sąjunga. Ji kiekvienais metais organizuoja lietuviškų filmų naktį. Tai buvo jau 5. toks renginys ir bene sėkmingiausias. Tadą Blindą vaidinęs Mantas Jankavičius sakė, esąs laimingas, jog su filmu gali aplankyti po pasaulį įsibarsčiusius lietuvius. Man labai patinka šitos išvykos, kada galime aplankyti tolimesnius kraštus ir aplankyti žmonės, kurie ten gyvena. Ir man tai nesudaro kažkokių didelių problemų, kad aukoju kažkokius koncertus, nes šitos išvykos yra tikrai vertos to. Šis filmas buvo populiaraus atlikėjo debiutas didžiajame ekrane ir pirmasis blynas neprisvilo. Pats Mantas sakė, kad filmuotis nebuvo itin sudėtinga, nes jam patiko naujasis amplua. Jis tikino, kad vaidmens ėmėsi tik tada, kai gerai susipažino su Tado Blindos scenarijumi. Aš matyt, nebūčiau sutikęs vaidinti tokio personažo, jeigu pats būčiau nejautęs, kad aš nesugebėsiu jo sukurti. Būtent scenarijaus autorius, kurio skaičiau, scenarijų perskaičius, pradė tiesiog skaitant, dėliojasi charakteris ir tu matai, ar tu sugebėsi būti toks, kaip nori išpildyti scenarijus ir režisierius. Po premjeros nei žiūrovai, nei aktoriai neskubėjo skirstytis. Daugiausia gerbėjų dėmesio sulaukęs Mantas kantriai su jais fotografavosi. Savo ruoštų žiūrovai Londone taip pat palankiai įvertino patį žiūrimiausią lietuvišką filmą. Išsiskiria viskuo, ir vaidyba, ir istorinė linija, ir net ir spec efektais, džiaugiamės drugeliais ir griaustinių žaibais. Labai gerai. Ir labai patiko, labai garsinimas. Kalbėjom, visi šnekėjomės, ir garsinimas, ir muzika, ir nuostabūs aktoriai. Viskas tobulėja su laiku, bet kad mes tobulėjame visą režisūrą, ir prodiuseriai, ir garsinimas, ir scenos, tai mes labai tobulėjame. Labai buvo nuostabu pamatyti ir suprasti, kad tai yra lietuvių filmas. Kino juosta Tadas Blinda pradžia planuoja į kino sales žiūrovus pakviesti Los Andžele ir Čikagoje. Kūrybinė grupė taip pat neatmeta galimybės užsukti į Airiją ir dar kartą sugrįžti į Londoną. Atsiųsk nuotrauką tiesos konkursui Ruduo Anglijoje ir laimėk poilsį nuostabioje saloje Isle of Man. Visas sąlygas sužinosi portale tiesa.com.